Alrighty. Gerai. Taip. Labas, Karoli. Kaip jautiesi, kokios nuotaikos? Gerai, darbingai, bet tas yra gerai. Tai visai gerai. Žinau, kad paleidai savo dirbtuvių komandą daryti užduoties. Kokios nuotaikos iš jaunimo, kaip jaučiasi jie, gal galėtų pakomentuoti, kaip tau atrodo? Man atrodo, tokie šiek tiek dar confused, kas čia bus iki galo, bet tuo pačiu metu entuziastingi ir matosi, kad labai imlus kažką daryti. Tai tas buvo labai gerai. Ir va, dabar kaip tik paleidau juos ieškoti garsų savo aplinkoje ir matosi, kad žmonės iš karto tokie klikina ir supranta, ką daryti ir kaip daryti ir eksperimentuoja. Ne veltui užsiregistravo į tai. Ne veltui užsiregistravo. Labai gerai. Papasakok daugiau apie save, ką veiki, ką studijavai, studijuoji, ką mokaisi. Aš studijavau architektūrą. Ir dar prieš architektūrą šiek tiek pastudijavau computer science, bet išėjau, nes nelabai man tiko visgi ta profesija, sritis. Ja, tai studijas magistrą baigiau dar šiais metais, kurias šiek tiek užsitęsė, kaip būna. O dabar iš tikrųjų dirbu kaip architektas ir visą laiką pašonėj taip pat kažką darau su muzika. Tai ar pats groju, ar organizuoju eventus, ar atsikviečiuosi atlikėjas iš užsienio. Taip, ganėtinai plačiai, bet iš principo muzikuoju, gal taip pasakyčiau. Kuo groji? Aš originaliai mokiausi pianinu. Man atrodo, jei teisingai prisimenu, mane mama 7 metų grūdo muzikos mokyklą, tokiu labai demokratišku procesu eisi arba eisi. Po to gal būdamas viduriniai pradėjau groti gitarą, mečiau pianiną. Ilgą laiką nieko nedariau su muzika ir kažkaip jau pabaigus gimnaziją pajutau, kad man trūksta tokio kažkokio garsinio mediumo ir bandžiau prisiminti visus savo instrumentus. Bet šiuo metu iš tikrųjų gal net skaityčiausi labiau kaip prodiuseris elektroninės muzikos, nors man tas įvardymas nebaisiai patinka. Labiau tai gal sakyčiau, muzikuoju elektroniniais instrumentais. Iki. Ja. Aš galiu pasakyti tą patį, mane irgi 7 aš. Klasika. Grūda, sako, grok. Ir tada, nenoriu, buvo visi šitie ir... Noriu. Jo, ir tada buvo, noriu. Jo, bet atgroju saksofonu 8 metus. O, geras. Ir gal, negalėčiau pasakyti, kad gailiuosi. Tiesiog davė patirties. Jo, va šitas irgi man buvo įdomus momentas, kad aš kaip vaikas buvau, aš labai nemėgau ten ir ten tik tai galėdavau, taip neįdavau. Bet tada jau kuriam laikui praėjus, iš tikrųjų labai galėjausi, kad nebaigiau tos muzikos mokyklos ir netęsiau, nes tuo metu tu turi gal imlumą tam, tu gali to mokytis labai greitai ir tu greitai pradedi suprasti muziką ir jos instrumentus, bet dar nesupranti, kodėl taip darai, po to jau, kai augi ir jau biškai pabręsta, tu supranti, kiek tai tau atneša, bet jau kūnas ir smegenis ir rankos nebe tokios pačios. Taip, labai geras pastebėjimas. Girdėjau, kad buvai pradėjęs studijuoti kompiuterio chemiją, computer sciences ir metei studijas. Ir aš manau, kad čia labai geras dalykas, kad tu pats įsivardėjai, kad tau netinka. Ir kartais irgi šiais laikais pasitaiko tokių jaunuolių, kurie nežino, ar nori tęsti, mato, kad tai ne jiems, bet tėvai liepia. Ar galėtum pasakyti, padrąsinti tuos jaunuolius, kurie jaučiasi ne savo srityje, kad čia nieko baisaus nėra ir tu gali atrasti, kas tau patinka? Tai aš galiu net iš tikrųjų istoriją papasakoti vieną. Mano vienos pažįstamos dukra, ji studijavo, civil engineering, tai yra, iš principo inžinerija, kaip čia, su pastatais dirba, paraleliai architektūrai. Ir ji baigė šitas studijas, dirbo inžinierę gal apie 15-10 metų ir vieną dieną suprato, kad tai visiškai yra ne jos dalykas, jai tai sukelia stresą, blogus jausmus. Ir tiesiog kitą dieną pasirašė dokumentus stoti LSMU mediciną. Ji dabar jau baigė 4 kursą, jie jau kiek tenais, jau artėja 40 metų ir jį džiaugiasi gyvenimu. Ir viskas yra apie tai, tipo. Man atrodo, šiaip iš tikrųjų iš išorės ateina labai daug spaudimą eiti į kažkokią sritį, nes tai tu gaunasi pinigų, tu gausi to, nuo 3, 6, 16, bet
Jeigu nepasitenkina, tai kam tai daryti? Taip, visas gyvenimas yra mokymosi procesas, tai irgi yra geras variantas, jeigu tu nori, bandai, mokaisi, ką tik nori. Gerai, dabar gal gali papasakoti apie savo kasdienybę, kaip atrodo tavo diena. Atsikeliu anksti, bandau grumtis su norėjimu toliau miegoti iki kokios 8 valandos. Ir tada iš principo einu dirbti architekto ofise. Ta kasdienybė architekto ofise įvairi, ten kartais tenka pavažiuoti iki objektą, kažką pasižiūrėti, kas vyksta, kartais visą dieną sėdi braižai, kartais sėdi Excel'e pildai dokumentus, nes visgi tas pats procesas, kad kažką tai fiziškai įburti į realybę yra ganėtinai ilgas, sudėtingas ir daug stepsų turi. Ir grįžęs iš darbo dažniausiai arba jau tada ilsiuosi, leidžiu smegenim išsijungti ir tylos turėti, arba einu gvildenti tą kitą savo kūrybiškumo pusę, kuri yra muzikoje. Kiek laiko per savaitę praleidi prie muzikos? Labai įvairiai. Irgi užimtumas yra geras klausimas. Kartais būna daug darbo, kartais nesinori tiesiog nieko daryti ir tas yra šiaip visiškai okei. Nes kaip čia kūrybai reikia gimti, kad kūryba gimtų, gal taip pasakysiu, jai reikia tylos, žinai. Bet jeigu taip average imant, tai gal per dieną praleidžiu stengiuosi praleisti bent jau po 2 valandas prie muzikos. Tai labai optimalu. Ja, Nuo 2-5 etatų. Na taip, vos ne, 0,25 iš tikrųjų. Jo, tai labai gerai. Kalbant apie muziką, kaip manai, kokios žmogaus savybės turi būti, jog jis galėtų sukti šitoj sferai? Čia yra žiauriai sudėtingas klausimas iš tikrųjų, nes muzika yra, man atrodo, vienas iš tų dalykų, kurį žmonės daro natūraliai. Tai kažkas yra, prie ko mes tiesiog linkstam pasąmoningai ir dažnai net ir darom pasąmoningai. Pažįstu labai daug muzikantų ir daug kas tikrai sako, kad kai kuria, jie nebūtinai mąsto, jiems tiesiog ta kūryba išeina. Dėl to, kad aš nesakyčiau, kad turi būti kažkoks žmogus. Gal pats svarbiausias dalykas, jeigu norint kurti muziką, yra, kad tas ir noras. Tavo kažkas smegenyse užsižiebia, tu nori imti ir kurti skleis garsą. Taip, labai gerai pasakei, muzika universalus dalykas. Jo, tai universalus. Verta pabandyti gal. Aišku. Gerai, ir turbūt paskutinis klausimas. Ar turi kažkokių patarimų, stojant arba į architektūrą, arba į muziką, ką žmogus turėtų padaryti, ką turėtų, nežinau. Patarimų. Pirmas patarimas būtų įsivardinti, kodėl tai darai. Tikrai suprasti, net ne ką pasieksi iš tikrųjų, o kodėl tave tai traukia. Nes ir architektūra, ir muzikoje bus labai ups ir bus labai daug downs. Ir kai downs ateina stipriai, tai tada žmonės labai dažnai subraška ir tada pasimeta. Bet žinai, iš dugno tai vėl tik į pakyli. viršų. Taip, vėl pakyli. Dėl to yra tas, turi įsivardinti, kodėl tu tai nori daryti. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų, Nike'os whooshas, just do it. jeigu tu nori kažką daryti gyvenimą, ar studijuoti, ar tapyti, ar kurti muziką, tai vieną dieną, sėskit, pradėk daryti. Ir nes menai ypatingai, manau, tokias menų adjacent sritis, jos yra toks labiau darbas su rankomis, tiek pat, gal labiau, toks gal equal darbas su rankomis kaip ir darbas su tavo protu. Tau nebūtinai reikia kažko žinoti ir turėti akademinį pagrindą, kad tai darytum. Tau svarbiausia yra kažką pradėti. Ir tas intuityvios žinios, ypatingai menuose, jos būna kartais 1000 kartų daug svarbesnės, kuriant, negu tai, ką iš tikrųjų tu išmoksti. Okay. Labai geras receptas. Čia galim susėti ne su viena profesija, ne su 2, o su visom, kad jeigu nori, daryk, nes niekas už tave kitas nepadarys. Taip, faktas. Tai vat, ačiū tau, Karoli. Ačiū tau irgi. Gerų likusių dirbtuvių. Let's go.